Sveiki, šiandien aš esu Druskininkuose ir atvykau čia su savo kelioniniu kosmetikos krepšeliu. Tokiu nedideliu, nes vykau tik vienam savaitgaliui. Aišku, jeigu turėčiau galimybę, tikriausiai susidėčiau viską, ką turiu, visiems nenumatytiems atvejams. Tad susiruošimas kažkur išvykti, ypatinga atostogauti ilgesniam laikui, man yra stresą kelintis, kad ko nors nepamirščiau. Be abejo, ruošdamasis čia išvykti, irgi pamiršau sudėti keletą labai svarbių dalykų, bet apie juos pabaigoje. Produktus paminėsiu trumpai, nes manau dauguma jų esate jau matę ankstesniuose mano video. Pradėsiu nuo veido. Tai būtų Smashbox Camera Ready Baby Creamas Mini, tai yra gelioninis dydis. Puikus primeris makiažui. Mano pasirinkta pudra buvo Nauba Staminal. Labai graži, lengva tekstūra, man patinka šito produkto kvapas. Tai yra mano šiuo metu numeris 1 šventasis gralis, matyti iš viso mano kosmetikos rinkinio. Ir be abejo keletą maskuoklių, jums matyti iš filmuko apie Elfą. Visiems netikėtumams. Toliau, akytės. Akytėms be abejo dėjausi šešėlių primerį. Ir jūs irgi tikriausiai nustebsit, tai yra jums jau matyta mano nuostabioji mėgstamiausia Fun in the Dark šešėlių paletė. Dėl ko man tai yra optimalus rinkinys kelioniai, nedaug užima vietos, yra viskas, ko gali prireikti. Ir nors atrodo šešėliai tiktais 4, tačiau tikrai jais galima sukurti labai daug įvairių įvaizdžių, miksuoti spalvas tarpusavyje, be galo patenkinta šituo rinkiniu. Toliau Maybellino juodas tušas. Nieko per daug tai pasakyti negaliu, visi žinom, pažįstam. Ir vienas neseniausių, vienas paskutiniųjų mano atradimų, tai Kajalo, Kohol, nežinau kaip taisyklingai juos pavadinti, pieštukai. Turėjau šį kuris laikas, bet vis nedrįsau, bandžiau jo naudotis, man nepavyko, kažkas nesigavo, nesupratau kaip jo naudotis, tačiau šiuo metu visi kiti mano akių pieštukai yra kažkur toli, tai yra mano numeris 1, labai džiaugiuosi, nes, lengvai tepas ant šešėlių, visiškai neišpurvina akies viršaus, labai smagiai dozuojasi, super. Toliau, lūpos. Kadangi žinojau, kad vakarienės eisime į miestą ir buvau iš anksto jau sugalvojusi makiažą, kurio dažysiuosi, žinojau, kad tam man reikės raudonų lūpdažio. Namie negalėjau apsispręsti iš keletos atspalvių raudonų lūpdažių, kurį išsirinkti, todėl be abejo pasiėmiau visus. Tai be abejo būtinas raudonas pieštukas raudonoms lūpoms ir mano pasimti 3 raudonų lūpdažių variantai yra Esprito. Štai toks. Tamsiai raudonas su aukso dulkelėmis. Labai gražus. Vienas. Antras šis L'Oreal Intense Light Brunette. Juo esu pasidažiusi dabar. Vienas paskutinių mano kosmetikos pirkinių. Patinka spalva, bet ilgą laiką tikrai dažiausi matiniais lūpdažiais, tad šito blizgėjimas, bandau su tuo apsiprasti, nors šiaip lūpdažis man patinka. Ir be abejo Nauba Mini, štai šis rožinis su blizgučiu lūpdažiukas. O visam kitam laikui be vakarienės įsidėjau porą blizgesių. Vienas iš jų yra Too Faced Mirror Mirror, labai skanus, nors valgyti, sakoma, nepatartina blizgesių. Jis vadinasi Don't Hate Me. Ir uoga, pabučiuok mane.
Man iš šių lūpų balzamo būtent šis man labiausiai patinka žiemai, nes jisai savyje turi medaus, tad maitina lūpas, neleidžia joms išsausėti. Toliau be abejo pasiėmiau keletą šepetėlių. Kaipgi kitaip. Kaip matote, šepetėliai aš turiu, tai yra mano kelioniniai šepetėliai, vien dėl to, kad jie yra nedideli, trumpesni, nes tos, kurios naudoju namuose, jie yra iš vieno didelio rinkinio ir jie yra ilgais kotais, tad kelioniai jie tiesiog nepatogus. Tai yra be abejo Elfo šepetėlis pudrai, Meko Hello Kitty šepetėlis irgi taip pat pudrai, bet aš jį naudoju concealeriui išsklaidyti, porą šepetėlių šešėliams ir be abejo bronzantui ir skaistalams. Ir liko, manau, tiesiog keli būtiniausi daiktai, kuriuos be abejo reiktų turėti. Tai veido kremas Uoga Uoga. Man šiaip tikrai labai patinka šios firmos produkcijos ir mano namuose yra jos nemažai. Dipalomo rankų kremas. Labai greitai įsigeria, nepalieka riebumo ant rankų ir labai maloniai ir ilgai kvepia. Eau Thermale Avene. Nežinau, kaip taisyklingai perskaityti šio prancūziško pavadinimo makiažo valiklis. Tai yra irgi kelionės, nedidelis buteliukas. Šioje kelionėje pirmą kartą jį išmėginau ir man jisai tikrai labai patiko. Reiktų pagalvoti apie įsigijimą pilno produkto. Be abejo, spuogeliams, kurie aplanko mane vis, įsidėjau šį Garnier Pure Stilo Sauce Pan. Lietuvių parduotuvėse dėjo šio produkto nėra, nors jis yra tikrai labai geras. Jis yra želė pavidalo ir uždėjus ant spuogučių jį labai nuramina, sutraukia, puikus produktas. Galima rasti internete, aš turiu jų keletą, abu pirkau eBay kainą. Jau pamiluoti apie 15 litų, bet taip pat yra svarbu turėti nedidelį veidrodėlį. Šį gražų gavau dovanų iš draugės, tai buvo mano lauktuvės iš jos kelionės iš Egipto. Labai džiaugiuosi ir tai yra visą laiką mano kosmetinė gumytė ir plaukų šepetys. Tai tiek būtų mano svarbiausių įsidėtų kosmetikos produktų. Ar galėtumėte atspėti, ko trūksta? Trūksta, aš jau pasigėdau, šešėlių antakiams. Teks matyti improvizuoti vakare einant į miestą. Ir trūksta vatos tamponėlių. Neįsidėjau vatos. Nei tamponėlių, ausų krapštukų, nei apskritimų, neturiu vatos. Tai arba teks į parduotuvės, arba taip pat improvizuoti. Kągi, tikiuosi jūs turėjote šaunų savaitgalį. Sveikinu su pavasariu. Tikiuosi linksmai atšventėte užgavėnes ir sočiai persivalgėt blynų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.